Jo dieviškoji kilnybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Jo įkurtas judėjimas dabar žinomas milijonams žmonių visame pasaulyje, tačiau jis pats visuomet likdavo užnugaryje. Be asmeninių interesų jis nuolankiai darbavosi, skleisdamas Krišnos sąmonę, atsidavimo tarnystę aukščiausiam Dievo asmeniui. Bet jo pasiekimai ir asmeninės savybės neliko nepastebėti. Žymiausi pasaulio mokslininkai ir religijos lyderiai šlovino jo unikalų indėlį ir tūkstančiams jis tapo jų artimiausių draugų ir geranorių. Jo atminimui mokiniai vakarų Virdžinijos kalvose įrengė pribloškiantį memorialą, kurį kasmet aplanko 500 000 žmonių. Šiuo ir kitokiais būdais visame pasaulyje Šrilai Prabhupadai pasireiškia meilė tų, kurių gyvenimus jis palietė giliausiai. ISKCON Cinema pristato Visuomet linkintis gero. Jo dieviškosios kilnybės A.C. Bhaktivedanta Svamio biografija. Visuomet atmink Krišną, Dievą ir niekuomet jo nepamiršk. Toks buvo turtingos dvasinės kultūros, klestėjusios Indijoje tūkstančius metų tikslas. Po šiai dienai viešpats Krišna šlovinamas ir garbinamas nepaprastais pasiekimais architektūroje, mene, dramoje, muzikoje, šokyje ir filosofijoje. Kalkuta 1896, Indijos visos Britų imperijos brangakmenio sostinė, grakštus miestas su plačiomis aveniu ir erdviais parkais. Čia ir gimė Abhai Charanaravinda Bhaktivedantas Svamis. Tyras Krišnos atsidavęs nuo pat gimimo, Abhai Charan užaugo pasiturinčioje Prekijo šeimoje. Nuo pat vaikystės kartu su tėvu jis lankosi Radha Krišna šventykloje ir būdamas 4 metų amžiaus pradeda garbinti panašias dievybes savo namuose. Kuomet Abhai Charanas išgirsta apie Radajatrą, tradicinį viešpatės Krišnos garbei rengiamą festivalį, šis dar labiau paskatina jo įgimtą atsidavimą. Tėvo padedamas, kasmet jis praveda savo paties nedidelę ceremoniją, į šventę pasikviesdamas visus kaimynų vaikus. Būdamas 8, Abhai Charan pradeda mokytis Matilausil mokykloje. Ja baigęs, jis pradeda lankyti vieną labiausiai gerbiamų Kalkutoje škotų bažnyčios koledžą. Tuo metu Mahatma Gandis pradeda kviesti visus tautiečius boikotuoti viską, kas susijęs su Britais. Gandizmas sklinda po Indiją, suvienydamas ją į masinį nebendradarbiavimo judėjimą. Matydamas, kaip Britai pavergė Indijos kultūrą bei žmonės, Abhai Charan jaunystėje tampa Gandžio judėjimo šalininku. Bet 1922 tampa persilaužimų periodu Abhai Charano gyvenime. Jis susitinka Šrilą Bhaktisiddhantą Sarasvati Gosvami, tuo metu patį iškeliausią Krišnos atsidavusi. Šrila Bhaktisiddhanta priklauso dvasinių mokytojų sekai, sekančiai iki paties viešpatės Krišnos. Jis įtikina Abhai Charaną, kad Krišnos dvasiniai pamokymai svarbiau nei Indijos priklausoma padėtis. Iš jos nėra nieko svarbiau. Jis paprašo Abhai Charaną skleisti Krišnos sąmonę vakarų pasaulyje. Tai išgirdus, Abhai Charanui lieka gilus įspūdis. Tuo metu Abhai Charan jau yra sukūręs šeimą. Jis persikelia į Allahabadą ir pradeda sėkmingą verslą farmacijoje. Tačiau jo dvasinio mokytojo žodžiai įkrenta jam giliai į širdį. 1933 jis tampa Šrilos Bhaktisiddhantos mokiniu. Mokytojas pastebi, atėjus laikui, jis viską padarys. Po 3 metų Šrila Bhaktisiddhanta palieka šį pasaulį, prieš tai dar kartą paprašęs Abhai Charaną pamokslauti anglų kalba. Priėmęs jo žodžius giliai į širdį, Abhai Charan pradeda rašyti. 1944 jis pradeda publikuoti ir spausdinti Back to Godhead. Pirmasis leidinys kalba apie karo krizę.
Antrasis per pastaruosius 20 metų pasaulinis karas niokoja žemę. Back to Godhead pastebi, kad žmonės visame pasaulyje laukia karo pabaigos, bet taip dažnai jie nori Dievo karalystės be Dievo ir jos negali turėti. Kol nepasisuksime į Dievą, visi mūsų planai dėl mūsų pačių savanaudiškumo žlugs. Po karo Abai Charan persikėlė į Džensi ir įkuria Atsidavusiųjų lygą. Jis parengė tarptautinės organizacijos, kurios nariai pasišventė taikingam dievocentriniam gyvenimui Čartyje. Acharya Prabhaka, jo pirmasis mokinys, prisimena. Jis visuomet mokė Krišnos sąmonės ir žmonės, ieškodami žinių, kreipdavosi į jį. Jo pasiklausę, daugelis norėdavo tapti jo mokiniais. Jis sakydavo jiems, galiu priimti jūs savo mokiniu, bet visų pirma kartokite Dievo vardus ir atsikratykite cigarečių, mėsos valgymo, neleistino sekso ir azartinių žaidimų. Bet tik nedaugelis sutikdavo atsisakyti šių įpročių. Tuomet jis sakydavo, indai pamėgdžia vakariečius, aš parengsiu mokinius vakaruose. Kuomet indai pamatys vakariečius sekant religijos principais, jie irgi pradės sekti. Sekdamas tradiciją, 56 metų amžiuje Abai Charan atsisako šeimyninio gyvenimo ir po 5 metų priima atsižadėjusio statusą. Dabar jis žinomas kaip A.C. Bhaktivedanta Svamis. Vienas jis gyvena istorinėje, viduramžiais statytoje Radha Damodaro šventykloje Vrindavane, pasinėręs į studijas ir rašymą. Kaip tik Vrindavane viešpats Krišna prieš 50 amžių apreiškė savo žaidimus ir šimtmečiai šventieji šlovino šią žemę kaip švenčiausią visoje žemėje. Priešingai kitiems ten gyvenantiems šventiems žmonėms, Bhaktivedantas Svamis negalvoja apie pasitraukimą nuo veiklos. Jam Vrindavanas įkvėpimo šaltinis, ideali vieta mantros kartojimui, garbinimui bei rašymui. Čia jis pradeda savo gyvenimo šedevrą, monumentalios atsidavimo klasikos Šrimad Bhagavatam vertimą su komentarais. Bhaktivedantas Svami vadina tai kultūrinę prezentaciją visos žmonių visuomenės sudvasinimui. Bet dažnai jis palieka Vrindavaną, kad gretimai esančiame Delyje spausdintų savo žurnalą bei knygas. Kelionės atima laiko bei kantrybės, bet Bhaktivedantas Svamis tai suvokia kaip dalį savo dvasinės misijos – skleisti atsidavimo tarnystę viešpačiui Krišnai. Jis rašo, mūsų lyderiai rūpestingai atidėjo šalin Indijos dvasinių pasiekimų lobyną ir jie pamėgdžia vakarietišką materialistinį gyvenimo būdą. Tačiau daugiau nei kada nors anksčiau žmonės jaučiasi nelaimingi, kadangi stokoja labiausiai svarbios gyvenimo dalies – dvasinio turto. Delyje Bhaktivedantas Svamis asmeniškai platina Back to Godhead žurnalus ir gaudamas nedidelius paaukojimus vargsta palaikydamas spausdinimą. Jis nuolat susitinka su spausdintoju Surendra Kumar Jainu. Pirmą kartą susitikau Prabhupadą galbūt 1956 pavasarį. Jis apsilankė mano spaustuvėje, norėdamas atspausdinti žurnalą Back to Godhead. Pastebėjau, kad jam nebuvo lengva surinkti tam lėšų, ko ne kasdienis ateidavo į spaustuvę ir po atspausdinimo viską darydavo pats. Jis buvo labai pasišventęs, labai atsidavęs savo darbui. Ir kuomet jis negalėdavo susimokėti sąskaitų, aš jo klausdavau, kam tu taip vargsti, nedaryk to. Jis atsakydavo, ne, tai mano misija ir vieną dieną Surendra Kumarai, tu pamatysi, kad man pasisekė ją išpildyti. 1964-aisiais Bhaktivedantas Svami parengė 3 Šrimad Bhagavatam tomus. Ministras pirmininkas Lal Bahadur Shastri įvertina jo pasiekimus ir rekomenduoja jo knygas patalpinti Indijos viešosiose bibliotekose. Sumati Moradži, Indijos garlaivių kompanijos pirmininkė, remia Bhaktivedanto Svami knygų spausdinimą ir suorganizuoja jo kelionę į Ameriką. Jis apsilankydavo kiekvieną vakarą ir vieną dieną jis pareiškė, norys keliauti į Ameriką. Buvau nustebusi ir pasakiau Svami, nevažiuok tenais, jūs per daug senas ir ten jums bus per šalta. Bet jis vis tiek nenusileido, taigi sutikau. Tada suorganizavau, kad jis galėtų keliauti į Jeladutą.
Tądien, kai jie plaukė pro Suratą, buvo viešpatės Krišnos gimtadienis ir jis sukvietė visus laivo keleivius, visą įgulą, pareigūnus, perskaitė kažkokią šloką, padalino jiems prasado. Bhaktivedantas Svamis, vienišas 70 metų atsiskyrėlis, keliaujantis pusę kelio aplinkui pasaulį. Jo vienintelis jėgų šaltinis, jo nešama žinia ir jo nepalaužiamas tikėjimas. Kelionė į Laduta tampa tikrų išbandymų. Bhaktivedantas Svamis suserga jūros liga ir vėliau kenčia skausmus krūtinėje. Per 2 dienas jį ištinka 2 širdies priepuoliai. Ištikus dar vienam, jis mano nebeišgyvensęs. Bet palaipsniui jis atsigauna. Jis rašo, šiandien jaučiuosi geriau, bet jaučiu išsiskyrimą su Vrindavanu. Nesu kompetitingas, bet rizikuoju, kad tik galėčiau vykdyti savo dvasinio mokytojo nurodymą. 1965 rugsėjo 17 Laduta atvyksta į Bostono uostą. Laive Bhaktivedantas Svami rašo, mano brangusis viešpatie Krišna, tu toks maloningas šiai bevertei sielai, bet aš nežinau, kodėl tu mane čia atsiuntei. Dauguma čia gyvenančių pasinėrė į materialistinį gyvenimo būdą. Kaip sugebėsiu padėti jiems suvokti tavo žinią? Tiesiog te galiu kartoti tavo žodžius ir jei jau bus tokia tavo valia, gali padaryti, kad mano kalba būtų prieinama jiems suvokti. Neturiu nei atsidavimo, nei žinojimo, bet tvirtai tikiu šventu Krišnos vardu. Mane titulavo Bhaktivedanta, atsidavimas sužinojimu ir dabar, jei tu to pageidausi, gali išpildyti tikrąją Bhaktivedantos paskirtį. Pasirašo, pats nesėkmingiausias, menkas nuskurdėlis, eisi Bhaktivedantas Svamis. Bhaktivedantas Svamis visų pirma apsistoja Butleryje, Pensilvanijoje, draugo sūnaus Gopalo Agravalo ir jo žmonos Seli namuose. Svamis buvo mano vyro tėvo, misterio Agravalo iš Agros, Indijoje draugas. Tėvas paprašė manęs paremti Svamį, tai ir padariau. Štai kodėl vieną vidurnaktį jis pasirodė mūsų namuose. Butleryje jis gyveno kartu su mumis visą mėnesį. Po truputį pamilau jį taip kaip ir savo uošvį. Jis buvo labai jautrus ir malonus. Iš tikrųjų, tai buvo vienas pačių nepaprasčiausių žmonių, kokius tik buvau sutikusi savo gyvenime. Svamis turėjo su savimi labai nedaug aprangos, tik tiek, kiek buvo apsirengęs. Dar jis turėjo spausdinimo mašinėlę, savo knygas ir maišelį kruopų. Tik įsivaizduokit vykti į šalį kitame pasaulio gale su tiek nedaug daiktų, bet jis atvyko tiek daug turėdamas viduje. Svamis su savimi atsigabeno puodą, kuriame ruošdavosi savo valgį, o iš tikrųjų gamino pietus ir mums. Mūsų jaunėlis tuo metu buvo tik 6 mėnesių amžiaus ir Svamis buvo kaip tik tuo met, kai jis pirmą kartą atsistojo ant kojų. Jis juokėsi ir juokėsi stebėdamas, kaip šis atsistoja. Kai jis iškeliavo, atrodė, kad pasiėmė su savimi visą visatą ir tiek daug paliko. Su juo praleistas mėnuo man paliko patį maloniausią įspūdį nei kas kita per visą mano gyvenimą. Nors Butleryje buvo patogu, Bhaktivedantas Svamis galvojo, pati svarbiausia filosofija pasaulyje, Krišnos sąmonė, turėtų būti paskleista viename svarbiausių pasaulio miestų – Niujorke. Jis persikėlė į 100 West 72 gatvę. Po 3 mėnesių buvo pavogti jo spausdinimo mašinėlė ir vertimams skirtas magnetofonas. Bhaktivedantas Svamis vėliau pasakė, į Ameriką atvykau rizikuodamas savo gyvybę. Buvau visiškai tam netinkamas. Mano dienos buvo suskaičiuotos. Nežinojau, kur apsigyventi. Nebuvau pratęs prie atšiauraus šalčio. Rodėsi, kad ištisus metus buvau visiškai vienas, bet niekuomet nesijaučiau vienišas. Visuomet šalia jutau savo dvasinį mokytoją. Tad nepaisant visų sunkumų, mano entuziazmas neišblėso. Bhaktivedantas Svamis atvyko į Ameriką nepasitenkinimo dešimtmetyje. Daugumai nepatiko Amerikos karas Vietname ir to fone ryškiai matėsi rasistinis išnaudojimas šalies viduje. Prieštaraudamas tam jaunimas susikuria visiškai priešingą kultūrą. Tuo metu, kai Bhaktivedantas Svamis atvyko, būriai amerikiečių laužo stereotipus, ieškodami kažko alternatyvaus.
Kurį laiką Bhaktivedanta Svamis gyvena Bavarijoje, draugo suteiktoje pastogėje. Mukunda Gosvamis, kuris kaip tik tuo metu lankydavosi jo paskaitose, pasakoja apie jų pirmąjį susitikimą. Jis buvo užsidėjęs sakinius su labai storais stiklais, o priešais buvo padėta didelė sanskrito knyga. Jo balsas buvo labai gilus ir skambus, kalbėjo jis autoritetingai ir jo cituojamos sanskrito šlokos skambėjo labai nuostabiai, labai melodingai. Be abejonės jis buvo labai pažengęs mokslininkas, man pasidarė labai smalsu, buvau praktiškai apstulbintas, kaip kažkas panašu kilęs iš aristokratų galėjo gyventi Bavarijoje, Niujorko, Landynių rajone. Po to norėjau su juo pasikalbėti, aš stovėjau, jis sėdėjo ant savo nedidelės pakilos, jis žiūrėjo į mane, o jo žvilgsnis buvo panašus į labai laimingo, nekalto vaiko. Ir man susidarė įspūdis, kad visą pasaulio laiką jis gali skirti man. Jam laiko netrūko, aš užduodavau klausimus, jis atsakydavo. Po kiek laiko jis persikraustė į kiek geresnę kaiminystę antrojoje aveniu. Mes padėjome jam ten išsinuomoti nedidelę parduotuvę, kurios užnugaryje jis turėjo savo apartamentus. Per keletą savaičių ši nedidelė parduotuvė, kuri tuomet buvo apgyvendinta tūkstančiais jaunų hipių, virto nuostabia Krišna šventykla. Prisimenu, Alenas Ginsbergas kaip tik tuo metu pradėjo lankytis pas mus. Kuomet jis persikėlė į žemutinę rytų pusę, pamaniau, kad tai nuostabus socialinio teisingumo metodas, kadangi tradiciškai svamiai, jogai ir mokytojai visi judėdavo aukštyn link turtingųjų, jos remdavo ir išlaikydavo turčiai. Jūs būtumėte aptikę Krišnamurtį gyvenant prašmatniuose apartamentuose su piešiniais, puoštais kambariais ir prancūziškais baldais. O Bhaktivedanta čia gyveno tarsi Kalkutos gilumoje, kartu su hipiais. Čia buvo LSD, heroino, amfetamino vartotojai, kitokie pamišėliai. Kaip tik tai ir buvo ypatingas šviesos spindulėlis tinkamoje vietoje. Tuo labiau ten jis buvo labai reikalingas. Ir aišku, žemutinė rytų dalis tam tikrų atžvilgių buvo intelektualų centras, mene ir pažangiose dvasinėse vibracijose, ypatingai 60-aisiais. Taigi istoriškai toks apsigyvenimas kaip tik buvo labai tikslingas. Mano draugas papasakojo man apie ketvirtadienį Tompkinso aikštės parke vykstančią mielą ceremoniją. Aš jau kurį laiką ieškojau guru. Taigi Krišna nusiuntė mane tenai. Aš ten buvau ir susitikęs su keletu inicijuotų suvokiau, kad Svamis išties yra ypatingas. Aš atvykau į Ameriką 1965 rugsėjį. Klajojau po gatves, keletas jaunuolių pastebėjo mane ir galiausiai prisijungė prie manęs. Mano misija yra pamokslauti viešpaties Čaitanijos filosofiją. Kartoti Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Šie transcendentiniai virpesiai apvalys protą nuo purvo. Nesvarbu, kas esi, šie transcendentiniai virpesiai vienodai tinka visiems, nepriklausomai nuo kalbos, nacijos, tikybos ar kastos. Nes jie kyla iš sielos gelmių.
Krišna jau iš anksto buvo kažką parengęs, kaip vėliau rašė Bhaktivedanta Svamis. Ir jis atvedė jūs vieną po kito pas mane, nuoširdžius vaikinus ir merginas, kad išmokyčiau jūs Krišnos sąmonės. Dabar žiūriu tai kaip į stebuklą. Priešingų atveju, vienas senukas su keletu knygų, kurias pardavus net maistui nepakaktų nusipirkti, kaip jis būtų išgyvenęs, ką jau bekalbėti apie Dievo sąmonės judėjimo pateikimą materialistiniai visuomeniai. Bhaktivedantai Svamiui tai nuostabios dienos. Jis dainuoja ir kalba su jaunuoliu entuziazmu. Giedojimų parkuose dėka jis Hare Krishna judėjimą padaro matomą visiems. Platinant žurnalus Back to Godhead, rengiant sekmadieninės nemokamos vaišes, daug kas susidomi. Jo viltis ateitimi tampa beribėmis. Hare Krishna judėjimas įsišaknyjo. Maždaug 1967 pavasarį man parodė ištraukas iš Niujorko laikraščių, pasakojančių, kad Niujorko mieste yra Svamis. Taigi nuvykau į Niujorką pasižiūrėti šią asmenybę ir jo judėjimą. Visų pirma, susitikau su mokiniais, ne su Bhaktivedanta Svamiu. Atvirai pripažinus, mokiniai mane nuvylė. Atrodė, kad jie nelabai nusimano, ką daro. Bet visi buvo labai rimti ir be galo atsidavę tam, dėl ko ten radosi. Niekaip negalėjau suderinti šių niuansų. Jūs žinot, iš vienos pusės jų pasimetimas ir netikrumas ir jų atsidavimas. Kita vertus, kol nesutikau Bhaktivedanto Svamio. Kai tik jį sutikau, kas nutiko po keletų vizitų šventykloje, iš karto suvokiau, kad jis ir yra ta asmenybė, dėl kurios viskas iš tikrųjų ir vyksta. Bet įspūdingiausia jame buvo tai, kad jis niekada savęs netalpindavo į centrą. Jis niekuomet nesakė, kad tai jūs turite daryti dėl manęs. Jis visuomet sakydavo, kad jūs turite tai daryti ir aš turiu tai daryti dėl Krišnos. Tuomet jis nurodė jiems daryti tai, kas jiems rodėsi visiškai neįmanoma. Kaip pavyzdžiui, vienam iš savo pirmųjų mokinių jis nurodė, pradėk leisti žurnalą. Vaikinas niekuomet anksčiau savo gyvenime nebuvo susidūręs su žurnalų leidyba. Jis juos tik skaitydavo ir jis pasiteiravo, kaip aš tai padarysiu, ir Bhaktivedantas Svamis tarė, Krišna tau padės. Jis pasižymėjo išties stulbinančių asmeninių poveikių žmonėms, būtent to, kaip jis sugebėdavo suteikti jiems pasitikėjimo savimi, bet dar svarbiau duodamas jiems pasitikėjimą, kad egzistuoja vedlys vedantis jos ir suteiksantis jiems reikalingą jėgą. Bhaktivedantas Svamis nepriklauso Niujorkui, jis priklauso Krišnai. Taigi, kuomet keletas jo pasekėjų pasikviečia į San Franciską, jis nuvyksta ten ir supažindina jaunuolius su Krišna. Jo amžiais dvelkianti kultūra, jo dvasinis maistas, jo nepaliaujamas giedojimas, būdas, kaip išlikti aukštumoje visuomet. Hipių judėjimo centre, Heitešberyje, Auksinių vartų parke ir hipių ausise, Hare Krishna mantra skamba neįsivaizduojama galia. Kaip ir Niujorke, Bhaktivedantas Svamis suburia nuoširdžių pasekėjų. Hare Krishna judėjimas pradeda augti. Bhaktivedantas Svamis pagarbiai pradedamas vadinti Prabhupada, kas reiškia tas, prie kurio pėdų randasi mokytojai. Iš Monrealio Prabhupada išsiunčia 6 mokinius atidaryti šventyklą Londone. Yamuna Devidasi prisimena. Taigi mes išvykome į Londoną ir nors neturėjome pastovios gyvenamosios vietos ir mes buvome visiškai priklausomi nuo Krišnos, kažkaip entuziazmo, kurį Šrila Prabhupada suteikė mums dėka, įstengėme susisiekti su Džordžu Harrisonu, kuris tuo metu buvo Bitlų narys. Jis buvo tikrai labai malonus bendravime. Jam taip patiko Hare Krishna mantra, kad jis iš karto pasiūlė, padarykime įrašą.
Taigi mes padarėme įrašą ir jam jis labai patiko. Jis užrašė fone truputį muzikos, įrašas buvo išleistas ir Apple suorganizavo mums turus. Mes keliavome į Vokietiją, Prancūziją, mus filmavo televizija. Kaip tik tuo metu Sunday Times norėjo parašyti straipsnį apie mus, tad galėjome Šrilai Prabhupadai nusiųsti ataskaitą su užrašais. Krišnos sąmonė nustebino Londoną. Kuomet žmonės ateina pas jį įsitikinę Krišnos sąmonės filosofiją, Šrila Prabhupada suteikė jiems iniciaciją. Neremdamasis jų kilme, kaip nepalenkiamoje hinduizmo kastinėje sistemoje, bet remdamasis jų nuoširdumu ir kvalifikacija. Visoje Indijos dvasinio gyvenimo istorijoje niekas dar nebuvo mėginęs padaryti kažko taip drąsaus ir rodėsi neįmanoma – pakeisti vakariečius į pilnaverčius viešpaties Krišnos atsidavusius. Bet savo intensyvę dvasinę galia ir gailestingumu Šrila Prabhupada susilaukė sėkmės, pranoksančios netgi jo paties lūkesčius. Kiek metų šiam judėjimui? Žiūrint iš istorinio taško, jam apie 5000 metų. Kodėl jis dabar iš tikrųjų pradėjo plisti vakarų pasaulyje? Turiu omeny, tiesiog ką tik, vos prieš keletą metų jis pradėjo užlieti vakarų pasaulį. Kodėl taip yra? Vakarų pasaulis, jaunesnioji karta, buvo labai nusivylę, hipių judėjimas. Taigi, kai jie pastebėjo kai ką vertingo, jie priėmė tai. Jei kiekvienas Jungtinėse Amerikos valstijose patikės Krišnai ir patikės tiek, kiek jūs pats tikite, kas nutiks šiai šaliai, kaip jį pasikeis? Na, jie visi bus labai laimingi ir ramūs. Nebebus daugiau hipių. Ką jūs apibūdintumėte kaip hipi? Jūs žinote geriau už mane. Kai ką nepaprasto. Kas mane labiausiai sužavėjo pas Šrilą Prabhupadą, jo visiškas atsidavimas savo mokiniams. Labiausiai už viską Prabhupadai patiko būti su savo mokiniais. Tai nebuvo taip, kad jis prisėmė gausybę mokinių ir tuomet tiesiog sėdėjo už nugaryje versdamas daryti jo šį bei tą už save patį. Mums jis padarė gerokai daugiau nei kada bei stengėme padaryti jam. Bekeliaudamas asmeniškai kartu su juo, mačiau kokią milžinišką auką jis atliko vardan mūsų. Netgi sirgdamas jis nesiliovė pamokslavęs. Jis vis tiek rūpinosi, jis vis tiek klausinėjo, kaip viskas klostosi jo įkurtoje bendrijoje, kaip sekasi jo kažkuriems mokiniams. Jis visuomet atrasdavo laiko rūpintis mūsų asmeniniu gerbuviu. Jis visuomet labai rūpinosi. Prabhupada nebuvo nuošaly. Vieno ko jis ten norėjo, kad atsakytume į meilę, kurią jis mums davė. Ir jei mes atsišaukdavome, jis duodavo mums dar daugiau. Taigi, mano asmeninis įspūdis apie Šrilą Prabhupadą buvo, kad jame atradau asmenybę, kurią iš tikrųjų būčiau galėjęs visiškai atsiduoti. Šrilos Prabhupados akimis, Krišnos sąmonė nėra bergždžia filosofija ar nepilnavertė religija. Tai gyvenimo būdas, transcendentinė kultūra, kuri gali išspręsti žmonių politinės, ekonominės ir socialinės problemas. Norėdamas įgyvendinti savo viziją, Šrila Prabhupada per 12 metų apkeliauja aplinkui pasaulį 14 kartų, įkvėpdamas savo pasekėjus ir kalbėdamas apie Krišnos sąmonę su visais jie besidominčiais. Jo duris atviros kiekvienam. Iš tikrųjų, niekas nėra asmeninė nuosavybė, viskas priklauso Dievui. Mes pavogėme Dievo nuosavybę ir dabar skelbėme čia mano nuosavybę. Čia Australija. Anglai atvyko. Bet kas čia priklauso anglams? Amerika jau buvo. Ir kai viskas bus baigta, ji tebebus ten. O mes ateiname ir pareiškime, tai mano nuosavybė. Ir kovojame.
Norėdamas atgaivinti Krišnos sąmonės tradiciją visame jos turtingume, Prabhupada skiepija devocentrinės, save išlaikančias žemės ūkio bendruomenės, kurios grindžiamos paprastu gyvenimo būdu ir išaukštintų mąstymu. Pirmoji tokia bendruomenė atsiranda vakarų Virdžinijos kalvose, 133 akrose žemės. Pagal Krišnos žaidimų Indijoje vietą, Prabhupada pavadino ją Naujuoju Vrindavanu. 1972 Dalase Šrila Prabhupada įdiegė pradinės mokyklos Krišnos sąmonėje sistemą. Šrila Prabhupada labai praktiškai įvedė pradinės mokyklos sistemą, kuri vaikus mokytų savęs pažinimo kartu su kitais dalykais. Tai reiškia, kad gurukulų sistema unikali tuo, kad mokytojai patys laisvi nuo ydų. Sunkiai beatrastumėte instituciją, kurios dėstytojai neturėtų palaidų lytinių santykių, nesisvaigintų, nerūkytų, nors gal jie ir turi aukštus akademinius mandatus. Tokią sunku būtų atrasti, tačiau Krišnos sąmonėje mokytojas taip pat privalo būti tyros atsidavimo tarnystės lygyje, mat vaikai labai pasiduoda įtaigai ir išmoks to, ką iš tikrųjų daro ir jų mokytojai, o ne tik tai, ko jie moko. Tai yra keletas iš principų, kuriuos Šrila Prabhupada įdiegė Gurukuloje. Šrila Prabhupada palaipsniui moko savo mokinius amžių siekiančios dievybių garbinimo tradicijos, kuri padės jiems tobulėti dvasiškai. Jis paaiškina: aš įvedžiau šią dievybių garbinimo sistemą tarp bedievių, ateistų. Krišnos neįmanoma suvokti mūsų dabartinėmis juslėmis, tačiau būdamas labai maloningas, jis asmeniškai apsireiškia dievybės pavidalu, kad priimtų mūsų tarnystę. Kuomet susižavėsime nuostabių dievybės pavidalu, pamiršime savo potraukį materialiems dalykams ir tarnaudami dievybei puoselėsime tyrą meilę Dievui. Tuomet mūsų gyvenimas bus sėkmingas. Melburne, Australijoje, Šrila Prabhupada garbina viešpatį Čaitanją, dievišką Krišnos inkarnaciją. Čaitanjos Mahaprabhu malonę čia, jūsų šalyje, instaliavome dievybę. Esate labai sėkmingi, nes Čaitanija Mahaprabhu atvyko į jūsų šalį, kad išmokytų jūs, kaip išsivaduoti nuo visų rūpesčių. Tokia yra Čaitanijos Mahaprabhu misija. Kiekvienas pilnas rūpesčių, tačiau kiekvienas gali nuo jų išsivaduoti, jei tik seks Šri Čaitanijos Mahaprabhu nurodytų keliu. Kadangi šio amžiaus žmonės yra labai puolę, siūlomas metodas yra taip pat labai paprastas. Jiems tiesiog rekomenduojama kartoti šventus viešpaties vardus. Štai ir viskas. 5 metų nuo pat atvykimo į Ameriką, Šrila Prabhupada Krišnos sąmonę visų pirma pateikė vakariečiams, nuo namų šeimininkių iki hipių ir vyriausybės vadovų. Tuomet 1971 lapkritį po pasaulinio turo jis sugrįžta į Delį su keletą savo pasekėjų. Meras pasitinka jį su fanfaromis, kaip namo grįžtantį patriotą. Prabhupada cituoja viešpatį Čaitanją. Kiekvieno gimusio Indijoje pareiga suteikti malonę kitiems, skleidžiant Krišnos sąmonę. Tai didžiausia Indijos šlovė, jos unikali dovana pasauliui. 30 000 žmonių indų kas vakarą susirenka Delio mugės zonoje pasižiūrėti vakariečių atsidavusių ir pasiklausyti Prabhupados. To bring about this change in
Pakeisti Indiją, atgaivinti Krišnos sąmonę, Prabhupada suplanavo, atsiveždamas su savimi šokančius baltuosius dramblius. Jis sakė mums, kai su savimi atsivešiu į Indiją savo vakariečius mokinius, jie visi susirinks pažiūrėti mano šokančių baltųjų dramblių. Taigi mums labai patiko būti Prabhupada šokančiais baltaisiais drambliais. Tai mes įvertinome kaip ypatingą Prabhupados malonę mums, kad galime būti jo šokančiais baltaisiais drambliais ir padėti jam pamokslauti Krišnos sąmonę Indijoje. Navadvipoje, vakarų Bengalijoje, astrologas pasakė Prabhupadai, kuomet jis pamatė Prabhupados veido nuotrauką, jis pasakė, kad šis žmogus gali pastatyti namą, kuriame visas pasaulis galėtų gyventi santarvėje. Pastatyti namą, kuriame visas pasaulis galėtų gyventi santarvėje. Ir kai apie tai pasakiau Prabhupadai, jis atsakė, taip, tai yra mano misija. Krišnos sąmonė, visas pasaulis gali sugyventi santarvėje. Kol Hare Krišna judėjimas sklinda po pasaulį, Šrila Prabhupada nori puoselėti jo šaknis Indijoje. Jis keliauja į Majapurą, vakarų Bengaliją, viešpaties Čaitanijos gimtinę. Kaip tik viešpats Čaitanija prieš 500 metus pradėjo kongregacinį Dievo šventų vardų giedojimą. Majapure atsidavusieji įsigyja nedidelį sklypą žemės ir pradeda statyti tarptautinius svečių namus. Saujelį atsidavusių nieko nenutuokiančiai apie statybas, tai nelengva užduotis. Šrila Prabhupada vadovauja ir kvepinėja juos. Mes patys, sakydavo jis, būtume laimingi ir patenkinti gyvendami žolinėje pašiūrėje, bet jei turėsime tik pašiūrę, kas pas mus ateis? Kuo labiau išpuoselėsime savo žemę, tuo daugiau žmonių susidomės. Prabhupada planuoja pastatyti pažinimo šventyklą su didžiausiu pasaulyje planetariumu. Aplink ją dvasinį miestą su mokyklomis, parduotuvėmis, fermomis ir daugybė šventyklų viešpatės Krišnos garbinimui. Indijos gyventojų širdise yra natūrali pagarba amžinai Krišnos sąmonės kultūrai. Dauguma prisijungia prie Šrilos Prabhupados ir yra jo inicijuojami. Prabhupada mokė, kad niekas 10 mylių atstumu nuo šventyklos neturėtų likti alkanas. 1972 kovą atsidavusieji pradeda ISKCON maisto dalinimo programą, dalindami prasadą viešpačiui Krišnai paaukotą vegetarinį maistą. Kai Majapuro projektas išsivysto, Prabhupada pasikviečia savo mokinius iš 6 žemynų, kasmet susirinkti kartu paminėti viešpatės Čaitanijos apsireiškimą. Prabhupada nori, kad jie apsivalytų ir įsikvėptų prisimindami viešpatį jo šventoje žemėje. Vrindavane Šrila Prabhupada išvaikščiojo su savo pasekėjais po šventas vietas ir asmeniškai pasakoja viešpatės Krišnos žaidimus. Atsidavusieji mėgaujasi maudymusi šventose Jamunos upės vandenyse. Turėdamas dabar šventyklą tik pašiūrėje, Prabhupada numato čia ateityje būsiant tarptautinį kultūros centrą. Jis siekia duoti kuo daugiau žmonių galimybę pajusti transcendentinio gyvenimo nektarą, filosofijos, tarnystės ar dvasinio maisto būdu. Kad kiekvienas taptų laimingas, ramus ir pilnas vilčių. Daktaras N.D. Desai, vienas didžiausių Bombėjaus pramonininkų, prisimena. Nuo 71 iki 77 buvau sutikęs Prabhupadą daugelį kartų. Ir kiekvieną kartą susitikęs Prabhupadą mėgindavau įžvelgti jame trūkumus. Ir kartais netgi mėgindavau jį supykdyti, o kartą netgi pamėginau aptikti godumo jame.
Tačiau negalėjau atrasti jame ne vieno trūkumo. Iš tikrųjų, versle ar kasdienėme gyvenime stengiamės žvelgti kitame silpnybės ir kartais būdami verslininkai stengiamės tuo pasinaudoti. Tačiau jis buvo asmenybė, kurios negalėjo išmušti iš vėžių, jame visiškai nebuvo nei geismo, nei godumo, jame negalėjau pastebėti nė lašelio pavydo. Ir po 6 metų suvokiau, kad jis buvo ypatinga, įgaliota dieviška asmenybė. Palaipsniui, sako Šrila Prabhupada, aš regiu, kaip visos mano svajonės pildosi. Bombėjuje erdvi marmurinė šventikla, teatras, restoranas, biblioteka ir 2 7-aukščiai viešbučiai. Majapure plėtojamas planuotas dvasinis miestas. Vrindavane populiari Krišna Balarama šventikla ir tarptautiniai svečių namai bei vidurinė mokykla. Prabhupada pamato, kaip jo bendrija išaugo į pasaulinio masto konfederaciją su daugiau nei 100 šventyklų, restoranų, institutų, mokyklų ir žemės ūkio bendruomenių. Prieš 500 metų viešpats Čaitanija išpranašavo, kad vieną dieną šventas Krišnos vardas bus girdimas kiekviename pasaulio mieste ir kaime. 70-ųjų viduryje Hare Krišna tampa žinomų vardu. Prisimenu, kai pirmą kartą susitikau krišnaitus, labai nustebau ir tikrai labai susimąsčiau, ką tai galėtų reikšti. Apriedai, giedojimas ir skustos galvos rodėsi keistais, kiek ekscentriškais man. Bet kuo daugiau sužinojau apie judėjimą, tuo daugiau aptikau stulbinančio panašumo pačioje esmėje to, ką jie mokė ir pasakojo. Ir mano supratime apie krikščionybės pirmapradę esmę. Tai yra gyventi paprastai, nesistengiant sukaupti pasaulietinių gerybių ar naudos, gyventi pilnam gailesčio visoms būtybėms, dalintis meilį ir gyventi linksmai. Esu pakerėtas, kaip vieno žmogaus mokymas, sekant jo atneštą dvasinę tradiciją, įsiskverbė į daugelio žmonių gyvenimus. Mano nuomonė, jo indėlis yra labai svarbus ir ilgai liksantis. Vaikystėje Šrila Prabhupada švęsdavo Radhajatrą netoli savo namų Kalkutoje su draugais. Po daugelio metų jis vis dar švenčia Radhajatros festivalį, bet dabar pagrindinėse 20 didžiųjų pasaulio miestų gatvėse su 100 tūkstančių mokinių bei svečių. Žmonės seka, pamėgdžia amerikiečius, keliauju po visą pasaulį, visur matau, kaip jie stengiasi pastatyti dangoraižius, pamėgdžia jūsų šalį. Taigi, jeigu jūs pasistengtumėte įsisąmoninti Krišną, su ekstaze giedotumėte ir šoktumėte pilni emocinės meilės Dievui, visas pasaulis paseks jumis. Ir jis bus vaikunta, jame nebebus daugiau rūpesčių. Labai jums ačiū. Šrilos Prabhupados atsidavimo nuotaika visuomet vyrauja, ar jis būtų prieš didelės minias, su keletu mokinių ar vienas.
গৌরাঙ্গগুলেতে ঝুরে নিত্যলীলা তারে সুরে গৌরাঙ্গগুলেতে ঝুরে নিত্যলীলা তারে সে যেন ভগতি হরি Kasdienė reguliaria dienotvarkė, ankstyvųjų rytmečių tyloje, jis išeina ilgesniam laikui pasivaikščioti ir dalijasi artimomis akimirkomis su nedidelė grupelė mokinių ir svečių. Atmesdamas dirbtiną ir dogmatišką mąstyseną, jis rūpestingai veda savo mokinius į didesnes suvokimo ir pažinimo gelmes. Po pasivaikščiojimo Šrila Prabhupada apsilanko aukščiausiojo viešpaties dievybių pasveikinime, pagarbiai lenkiasi ir skaito paskaitą pagal Šrimad Bhagavatam posmą. Taigi jūs galite turėti $2 milijonus, aš gal turiu $10, jūs gal $100. Kiekvienas turi kažkiek tai turto, tai akivaizdu. Bet niekas negali pasakyti, kad jis turi visus turtus. Tai neįmanoma. Jei kas gali pasakyti, kad jam priklauso visi turtai, jis yra Dievas. Taip sakė Krišna. Niekas daugiau tai per visą pasaulio istoriją nėra sakęs. Krišna tarė, Bhaktaram Džanata Pasam, Sarvalokam Ahesvaram. Aš mėgaujuosi viskuo. Man viskas priklauso šioje visatoje. Kas taip galėtų pasakyti? Tai yra Dievas. Vakarais Prabhupada susitinka su svečiais. Čia Los Andžele su religijotyrininkais. Jūsų didybė, turtai, šeima, sąskaita banke, dangoraižiai, viskas bus atimta. Akimirksniu, baigta, dingo. Štai koks yra Dievas. Dabar suprantate Dievą? Tikite Dievu ar ne, vieną dieną jis apsireikš ir pasiims jūs, pasiims iš jūsų viską ir pasitrauks. Taip teigiama Bhagavad Gitoje. Tiems, kurie netiki Dievu, aš apsireikšiu visą ką atimančią ir užbaigiančią mirtimi. To reikia tikėti. Taip. Tikra kaip mirtis. Toks pat tikras ir Dievas. Taigi tik beprotis te gali teigti, kad Dievo nėra. Kiekvienas neigiantis Dievo buvimą yra išprotėjęs. Prabhupada, ar negeriau būtų sakyti, kad jis kvailys? Taip, tai visiškai tas pats. Išprotėjimas viso kvailumo visuma. Kur bebūtų, Šrila Prabhupada tęsia produktyviai rašyti, keldamasis gerokai prieš saulei tekant, jis valandomis verčia ir komentuoja originalius sanskrito ir bengali posmus. Jo didžiausias įnašas – jo knygos.
Šrila Prabhupada mato, kaip 60 milijonų išplatinama 28 kalbomis. Tuzino pagrindinių universitetų profesoriai panaudoja jos kaip standartinius tekstus ir rašo palankius įvertinimus. Taip pat jo labai svarbus darbas buvo supažindinti pirmą kartą vakarų pasaulį su Šri Krishna Čaitanijos atsidavimo filosofija. Jis ne tik pateikė šios tekstus, bet pateikė jos visiškai skirtingų nei visi kiti anksčiau buvę vertimai būdu. Esu skaitęs, pavyzdžiui, daug Bhagavad Gitos vertimų ir jie visi buvo pateikiami pagal Advaitos impersonalistų filosofijos mokyklos mokymą. Čia galima sakyti, buvo pirmą kartą tikrai atsidavusio vertimas, dvasinis teksto vertimas, kuris pajaučiau išties yra gerokai artimesnis tikram Bhagavad Gitos tikslui ir prasmei. Įkurtas 1972-aisiais Bhaktivedanta Book Trust spausdina tik Šrilos Prabhupados darbus. Tai tampa pasaulyje didžiausių Indijos religijos ir filosofijos knygų platintojų. Šrilai Prabhupadai transcendentinis žinojimas šiose knygose formuoja Hare Krishna judėjimo pagrindą, judėjimo, kuris kaip pranašaujama plėsis artimiausius 10 000 metų. 1977-aisiais, nepaisydamas pašlijusios sveikatos, Šrila Prabhupada tęsė keliauti ir mokyti. 77 vasaris, didžiausia pasaulyje piligrimystės vieta, Kumbh Mela, Allahabade. Milijonai susirinko išsimaudyti šventoje Gangoje. Nors ir būdamas fiziškai silpnas, atvyksta ir Šrila Prabhupada. Jo mokiniai atlieka kirtaną ir platina knygas bei žurnalus Back to Godhead. Iš tikrųjų, nuo pat pradžių Šrila Prabhupada leido mums suvokti, kad nebus su mumis visą laiką. Tai nutiko vos po keleto mėnesių, kai buvo atidaryta šventikla Antrojoje aveniu ir jis sunkiai susirgo. Jam buvo širdies priepuolis ar kažkas panašaus ir netgi tuomet pasirodė, kad jis mus gali palikti. Ir jis įspėjo mus, jis nurodė, šiau seno žmogus, galiu pasitraukti bet kurią akimirką, įspėjimas jau yra. Taigi Prabhupada niekuomet nebuvo tokioje iliuzija, kad amžinai liks šiame pasaulyje su mumis, bet jis sakė, pasiliks mano mokymai. Ir nuo pat pradžių jis mokė mus sekti jo nurodymais ir pasinaudoti mūsų individualumu, vykdant jo nurodymus, kaip šlovinti Krishną. Nors jo sveikata blogėja, Šrila Prabhupada vakarais kalba programose Bombėjuje. Gegužę jis iškeliauja į Hrishikešą Himalajų papėdėse, mėgindamas pagerinti sveikatą. Ten jis tęsia mokyti savo artimiausius mokinius. Galiausiai spalį Šrila Prabhupada grįžta į savo senuosius namus, Vrindavaną, praleisti paskutiniųjų dienų. Šrilos Prabhupados intelektas išlieka skaidrus, nors fizinis kūnas visiškai pakrikęs. Jis tęsia diktuoti savo gyvenimo giesmes, Šrimad Bhagavatam vertimus ir komentarus iki pat paskutiniųjų dienų šiame pasaulyje. Viskas veikia, juda aukščiausia Krishnos valia. Tokia sąmonė yra Krishnos sąmonė. 1977 lapkričio 14-ąją jo dieviškoji kilnybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada pasitraukė. Ta dieviškoji asmenybė, kalbėjusi įvairiausiomis temomis tūkstančiais prasmių, tūkstančiais būdų pateikusi žinojimą ir įkvėpusi tūkstančius atsidavusiųjų, dabar sugrįžo pas savo viešpatį, Šri Krishna. Būdamas maloningas savo atsidavusiems, viešpats Krishna davė jiems Šrilos Prabhupados bendriją, tačiau likdamas nepriklausomas savo troškimuose, viešpats nutraukė šią bendriją. Tačiau Šrila Prabhupada išlieka.
Jis amžiams išlieka savo mokymuose ir amžiams gyvens jo pasekėjų širdise, kaip jiems visuomet gera linkintis. Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalam Shri Gurum Vaishnava Vangsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanitang Tang Sajivam